Burokėlių karpačio arba kitaip fermentuoti burokėliai, kurio skonį gali pajausti tik tai paragavęs. Atrodo, kas čia tokio? Burokėliai marinuoti, fermentuoti, bet iš tikrųjų pabandyk šį receptą ir tikrai nenusivilsi. Burokėlius šviežius, nevirtus, nekeptus mes tiesiog supjaustom su tarka plonais griežinėliais arba jeigu neturi specialios tarkos, kuri pjausto rutuliukais, juos gali sutarkuoti per burokinę tarką. Reikės tau citrinos, gero alyvuogių aliejaus, balzamiko acto, agavų sirupo, druskos, pipirų ir visą tai įspaudę citrinos sultis išmaišyk ir sumarinuok. Reikės palaikyti ne mažiau kaip 2 valandas, bet geriausia 12 arba apskritai parą laiko, tai nuo 12 iki 24 valandų palaikyk visą tai šaldytuve ir tiek su graikiniais riešutais, su feta sūriu, su rukola, labai skanu, aišku skanu ir tiesiog marinuoti burokėliai, kurie tikrai nudžiugins ir mažus ir didelius. Mano visa šeima juos valgo mielai. Išbandyk šį receptą ir pasidalink, ar ir tau taip patiko kaip ir mūsų šeimai.